Gili tiesa, slepiama nuo masių. Akimirką įsivaizduokite. Kažkas vyksta tiesiog prieš jūsų akis, bet jūs to nematote. Nematote ne todėl, kad tai nematoma, o todėl, kad tai sąmoningai paslėpta nuo jūsų, užmaskuota. Globalioji elita, tie, kurių rankose yra tikroji valdžia žemėje, žino kažką tokio, kas daugumai iš paprastų žmonių yra neprieinama. Jie turi prieigą prie tokios milžiniškos jėgos, kurios dėka galima formuoti realybę beveik ant gamtiniu būdu. Šią paslaptį jie kruopščiai saugo. Būtent šių žinių dėka jie laikosi viršūnėje, versdami didžiąją žmonijos dalį klaidžioti nežinojimo tamsoje. Per amžius ir per visą mūsų gyvenimą jie vertė mus žiūrėti į dangų ir įsivaizduoti ten dievišką būtybę, iš tolo stebinčią mūsų egzistenciją. Dievo idėja sukonstruota taip, tarsi tai būtų išorinė, anapus ar virš mūsų esanti galia, esybė reikalaujanti garbinimo ir paklusnumo. Paprastai Dievą mes įsivaizduojame kaip antgamtinę būtybę, kaip kažkur toli esančią figūrą, kuri mūsų gyvenime pasireiškia tik tada, kai jie išgirsta mūsų maldas ir prašymus. Ši Dievo versija giliai įsišaknijusi daugelį religijų, tautų ir kultūrų. Regis ji sukurta pirmiausia tam, kad priverstų tikėti, jog kažkoks garbinimo objektas egzistuoja už mūsų suvokimo ribų. O ką, jei visas šis įvaizdis gryniausia iliuzija? O ką, jei tikroji Dievo galia ir turinys kažkas iš esmės kita? Ir tas kažkas yra daug arčiau, negu mes paprastai įsivaizduojame. Nedidelė žmonių grupė per amžių žinojo, kad Dievas nėra išorinė esybė, kad tai ne anapusybėje esanti būtybė, retkarčiais kokiu nors pavidalu pasireiškianti mūsų gyvenime. Tikrasis Dievas, galia, valdanti tai, kas sukurta, egzistuoja ne kažkuriame tai visatos taške, atskirai nuo tos visatos. Ji susiliejusi, ištirpusi kiekvienoje visatos dalelėje, nuo mažiausios iki didžiausios. Taigi, ji yra ir kiekvieno žmogaus viduje. Ji ištirpusi kiekvienoje jūsų mintyje, kiekvienoje emocijoje, kiekviename sąmonės impulse. Visatos kūrėjo energijos galia, esanti už visko, kas egzistuoja, yra ta pati galia, kuri pulsuoja jūsų viduje, teikdama gyvybę jūsų mintims ir jausmams. Tai tikroji Dievo galia, sąmonės galia, didžiulė, milžiniška, dinamiška jėga. Ir tą jėgą galite naudotis tiesiogiai, tam nereikalingi tarpininkai. Būtent ši galia, šis Dievo esmės žinojimas ir buvo slepiamas nuo jūsų. Kai tik suprasite tai, viskas iškart pasikeis. Kai tik mes sužinome, kad tikrasis Dievas yra ne tai, ko mums reikia ieškoti, o tai, kuo mes jau esame, mūsų požiūris į gyvenimą ir į save pasikeičia visiems laikams. Šis suvokimas tai raktas į naujos tikrovės rūmą. Jūs suvokiate, kad kūrimo ir reiškimosi galia yra jūsų rankose. Kartu jūs suvokiate, kad įprasta mums įteikta realybė su visais ribojimais, varžymais, atskirtimis toli gražu neaprėpia visko, kas egzistuoja. Tikroji arba didžioji realybė yra kur kas didesnė už tai, ką jūs apčiuopiate savo 5 pojūčių organais. Didžioji realybė veriasi jūsų viduje. Galia kurti realybę ir kartu savo pačių gyvenimus slypi vidinėme, aukštesnėme aš. Didžioji paslaptis, kurią elitas taip pakilai slepia nuo jūsų, yra tokia. Dievas, kaip kūrybinė ir energetinė jėga, yra visų jūsų viduje, visos kūrinijos viduje. Būtent tokio žinojimo dėka jūsų gyvenime gali vykti ir vyksta tikri stebuklai. Žmogaus sąmonė suderinta su šia dieviška energija pajėgia įveikti mums primestus ribojimus,
Žmonės, suvokusių šią tiesą, nuo daugumos, nuo masės, skiria ne antgamtiniai sugebėjimai, o aiškus šio esmingo principo supratimas. Supratimas, kad galia valdyti ir kurti realybę, yra sąmonės prerogatyva. Dauguma žmonių yra prasmekę stokos, trūkumo jausenoje. Jie laukia, kad kažkas arba kas nors pakeistų, pagerintų jų gyvenimą, duotų tai, ko jiems trūksta, o pabudusieji gyvena ir veikia kaip savo egzistencijos kūrėjai. Pabudusieji mokosi ir tobulina savo gebėjimą derinti mintis, emocijas, nuostatas, ketinimus su universaliuoju energijos srautu. Jie žino, kad kiekviena mintis, kiekviena emocija tai tarsi sėkla pasodinta į realybės dirvą. Ir, kaip sakoma, ką pasėsi, tą ir pjausi. Dauguma nesupranta, kad ši galia prieinama ir pasiekiama kiekvienam. Bet, kaip jau sakyta, ji kruopščiai slepiama. Pabandykime įsivaizduoti, kas nutiktų, jei visi suvoktume, kad esame ne likimo aukos, o gyvenimo, savo tikrovės šeimininkai ir kūrėjai. Sistema, kuri palaiko nelygybę ir manipuliavimą sąmonę, iškart pradėtų irti. Štai kodėl elitas taip saugo šią paslaptį. Bet, nepaisant jų pastangų, tiesa vis aiškiau kyla į paviršių, vis labiau plinta masėse. Būtent todėl visa nelygybės, užslėptos prievartos, apgaulės sistema pradeda irti vis sparčiau ir sparčiau.